Kaip nustatyti turto kainą? Ir kodėl ją nustatyti? Pradėkim gal pirmą nuo to, kad turbūt dauguma dalyvių nekilnojamo turto rinkoje negali tiksliai pasakyti kainų. Pradeda daryti pardavimus apytiksliai žinodami kainas, apytiksliai žinodami situaciją arba galvodami, kad žino. Ir tai nėra visai gerai, kadangi tai yra brangiausias žmogaus turtas ir dauguma nei pardavėjų, nei pirkėjų, nei agentų, net kaip nebūtų keista, aš jums vėliau paaiškinsiu, net turto vertintojai tiksliai nežino, kokia yra turto kaina. Tai galų gale kas žino, arba kitas klausimas būtų, kaip sužinoti kiek įmanoma tiksliau tą kainą, kad neapsirikti, kad neparduoti per pigiai. Turbūt jums kaip turto savininkam yra labai svarbu neparduoti per pigiai ir kaip nepastatyti kainą per aukštą, kad niekas net neskambins, niekas net nesidomės. Ir žodžiu, bet kokiu atveju, tai per didelę kainą nėra interesantų, per mažą kainą per pigiai parduosi. Prarasi pinigų ir gana daug nekilnojamo turto yra prarandama. Viena klientė pasakė, kai pardavėm jos turtą greitai, kurio jinai negalėjo parduoti per metus ar du, mes pardavėm jį per porą savaičių ar per savaitę. Kažkas tai tokio, daug pas mus tokių pardavimų, kur per savaitę, netgi per porą valandų parduodam turtą. Tai jinai, reiškia, kažkada pati dirbusi agentė ir negalėjo parduoti metus ar kiek laiko turtą. Ir kai mes pardavėm, tada jinai galų gale konstatavo taip, kaip įžvalga tokia, kad, reiškia, mes pardavėm turtą greitai, todėl kad mes žinojom kainas, todėl kad mes žinojom situaciją, mes žinojom, kokia kaina yra gera, kokia yra bloga, kaip dėrėtis ir taip toliau. Reiškia, labai svarbu yra žinoti kainą, nes kai tu žinai kainą, tu žinai, ko tikėtis, tu esi lankstesnis ir tu žinai, reiškia, be jokios baimės vedi dėrybas su pasitikėjimu ir taip toliau. Ir tai priduoda labai daug nekilnojamo turto dėrybos. Aišku, apie dėrybas mes kalbėsim jau kitose video įrašuose, bet kainą žinoti yra labai svarbu. Dabar įdomus dalykas, kaina, ką turit suprasti šiek tiek apie kainą. Čia bendras toks video, po to mes papunkčiui įvairius kanalus, įvairias priemonės, kaip nustatyti tiksliai kainą, analizuosim šituose įrašuose. Bet įdomus toks faktas, kad turbūt net registrų kadastrų įmonė tiksliai nežino, kokios yra turto, netgi ten nerasti tiksliai turto kainos, kadangi žmonės tiesiog bando manipuliuoti kartais tomis kainomis. Tie, kurie per banką perka, bando pasiaukštinti kainą ir taip jinai yra netiksli. Tie, kurie, reiškia, bando staupyti notarinį mokesčių, mažina tas kainas ir vėl jinai netiksli. O registruose įregistruojama ta kaina, kur yra rodoma notariniai sutartį. Nesvarbu, turtas gal buvo parduotas už 100 000, bet jeigu notariniai sutartį rodoma 50 000, tai vadinasi kaina yra 50 000 registrų kadastrų įmonėje registruota ir tai yra pardavimo kaina. Vat štai ir po to jums registras pateikia statistiką, kokie yra rinkos pokyčiai, ten 3% kilimas ar dar kažką. Tas kilimas 3% gali reikšti, ar netgi 10% gali reikšti visai nejokį nekilimą, gali reikšti, kad tiesiog žmonės pradėjo imti daugiau paskolų ir turi mažiau pinigų ir aukština dirbtinai kainas ir štai mes turime kilimą rinkoje. Ne? Tai va, žodžiu, dar kitas dalykas, ką turim suprasti, yra kaina ir yra vertė. Yra turto vertė, kiek jis iš tiesų yra vertas, o kainą gali nupirkti kažkas dvigubai brangiau. Kaip pavyzdys būtų labai toks dramatiškas pavyzdys, čia netoliese Maiko Taisono namas, reiškia, kažkada jisai įsigijo, ir kaip pavyzdys jisai, tiksliai neprisimenu tos kainos, bet jis, man atrodo, už $3 milijonus nupirko, o pardavė jau už 5. Nors namo vertė tikrai pagal pardavimų istoriją, pagal vietą, pagal viską 3 milijonai. Ten nieko jisai ypatingo, bet vien dėl to, kad Maikas Taisonas ten gyveno, jisai už savo vardą kažkas jam sumokėjo $1 milijonų daugiau, kad galėtų pasigirti, va dabar gyvenu Maiko Taisono name. Tai vat, kaina buvo 5 milijonai, o vertė tikra to namo 3 milijonai. Ir
žodžiu, labai yra svarbu žinoti kainą ir tą turbūt puikiai supranta tiek pardavėjai, tiek pirkėjai, nes agentam, jeigu kas sužino, kad užsiima nekilnojamo turto, tai pagrindinis klausimas turbūt yra, kas vyksta rinkoje, arba kokios yra kainos, ar kyla, ar krenta. Tai pirmoje eilėje niekas neklausia, kokių gal gerų butų yra rinkoje parduodama, kokį gražiausią, bet niekas neklausia. Visi daugmaž nori žinoti, už kiek dabar galima parduoti, už kiek dabar. Visi nori žinoti tą kainą, bet paradoksas yra, kad dauguma nežino ir pasilieka spėlionėse, pasilieka tokiuose, žinai, iškreiptose suvokimuose apie tą kainą. Tai tą klausimą mes dabar šitam video serijoje, kiek aš esu prisirašęs tų visokių priemonėm, šitą problemą mes ir spręsim dabar, ar ne? Todėl, kad žinodami tiksliai kainą, jūs gausit daugiau pinigų, jūs parduosit turtą greičiau. Ir jeigu vis dėlto nemanot, kad sugebėtume tai daryti, tai ką, rašykit, skambinkit, padėkit, ieškokit manęs Facebook'e, tik savininkai, ieškokite, rašykite elektroniniu paštu, tik.savininkai @gmail.com, Skype'e, ieškokite tik savininkai, reiškia, įveskite į Skype'o paieškos lauką ir padėsim, ką darysi, padėsim nustatyti kainą, kad jinai būtų konkurencinga, kad greitai turtą parduoti. Kol kas tiek, sekantis video jau kalbėsim konkrečiai apie priemonės.